Šiandien aš jums trumpai papasakosiu apie stebuklingąjį Marijos medalikėlį, kaip jis atsirado ir ką jis reiškia, kodėl jis toks jau stebuklingas. Medalikėlio istorija. Visi, kurie nešios šį medalikėlį, gaus didelių malonių, o Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Lapkričio 27 diena yra stebuklingasio medalikėlio dangiškosios motinos dovanos diena. Milijonai vadinamų stebuklingųjų medalikėlių jau yra platinami visame pasaulyje. Šis medalikėlis teisėtai nešioja savo garsų vardą. Jis nėra žmonių išradimas, bet dangiškos motinos dovana pasauliui šiais sunkiais laikais. Tai vyko 1830 metais, lapkričio 27 dieną, šventoji mergelė Marija apsireiškė Kotrynai Laboe. 1947 metais, Liepos 27 dienai paskelbtai šventajai. Naujokiai Švento Vicento Pauliečių seserų kongregacijos generalinėse namuose Paryžiuje. Zoja Laburietė gimė 1806 metais prancūzų ūkininko šeimoje. Ji vienintelė iš visos didelės šeimos nelankė mokyklos, nemokėjo skaityti ir rašyti. Zojos motina mirė, kai ji buvo dar visai mažutė. Todėl Zoja turėjo prižiūrėti namus, kai jos vyresnioji sesuo tapo vienuolė. Zoja taip pat norėjo stoti į vienuolyną, dar būdama paauglė, tačiau ji buvo reikalinga ir namuose. Tuomet tik 1830 metais, balandžio 21 dieną, kai jai buvo 24 metai, ji įstojo į gailestingumo dukterų ordiną, įsteigtą Paryžiuje netoli Rue du Bac gatvės, ir tapo Švento Vincento Pauliečių gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. Čia 1830 metais šventoji Kotryna patyrė garsųjį nekaltai pradėtusios Marijos apsireiškimą. Palaimintoji mergelė jai pasakė: tegul būna nukaldintas toks medalikėlis, kas jį nešios ant kaklo, gaus didelių malonių. Per visą savo gyvenimą Rue du Bac gatvėje šventoji Kotryna taip pat gavo malonę matyti Jėzų konsekruotoje ostijoje. Ji matė Viešpatį tiek komunijos metu, tiek per švenčiausiojo sakramento išstatymą. Pirmasis apsireiškimas įvyko 1830 metais Liepos 19 dieną. Švento Vicento minėjimo dienos išvakarėse, kai ji paprašė šio šventojo pagelbėti savo akimis pamatyti Dievo motiną. Ta naktį nuostabus vaikelis pažadino ją iš sapno sakydamas: seserie, Labourė, ateik į koplytėlę, šventoji mergelė laukia tavęs. Kai Kotryna nuėjo į koplytėlę, ji pamatė ją nušviestą šviesomis, lyg būtų paruošta vidurnakčio mišioms. Ji pamatė švenčiausią mergelę sėdinčią kėdėje. Ji priėjusi suklaupė, padėjusi savo rankas mergelės delnuose, o ji pasakė:
Dievas nori paskirti užduotį, kils prieštaravimo, bet nebijoki, tu būsi jo malonėje. Pasakyki savo dvasiniam vadovui viską, kas kilo tavo viduje. Pikti laikai yra Prancūzijoje ir pasaulyje. Antrasis apsireiškimas po 4 mėnesių, lapkričio 27 dieną, sesuo vidinės meditacijos metu vėlgi išgirdo lyg šnarant šilkinę suknelę ir pažvelgusi ton pusės išvydo švenčiausią mergelę stovinčią netoli. Šio apsireiškimo metu tyriausioji mergelė stovėjo lyg ant žemės rutulio pusės. Po jos kojomis rangėsi žaltys, rankose Marija laikė kitą mažesnį auksinį rutulį, pasaulio simbolį. Dievo motina pažvelgė į tą rutulį, paskui pakėlė akis į dangų, aukodama jį Dievui. Švenčiausios Marijos lūpos pajudėjo. Aš negirdėjau, bet supratau, kad ji meldėsi už visą pasaulį, pasakojo Kotryna. Anot šventosios Marija laikė pasaulį savo rankose, kaip gailestinga motina priglaudusi prie savo širdies, šildydama savo švelnią meilę. Po to mažas rutulys dingo. Tada Dievo motina išskleidė ir nuleido rankas. Ant pirštų ji mūvijo nuostabius žiedus, papuoštus vienas už kitą gražesniais brangakmeniais, iš kurių sklido spinduliai iki pat žemės. Tačiau iš kai kurių brangakmenių spinduliai nesklido. Tada švenčiausia Marija pasakė: šis rutulys, kurį tu matai, vaizduoja visą pasaulį, ypač Prancūziją, bet ir kiekvieną žmogų atskirai. Spinduliai yra ženklas, reiškiantis malonės, kurias aš teikiu tiems, kurie jų prašo. Brangakmeniai, iš kurių spinduliai nesklinda, yra malonės, kurių žmonės neprašo dėl savo apsileidimo. Bet greit regėjimas pasikeitė. Šventą mergelę apsupo ovaliniai rėmai, ant kurių auksinėmis raidėmis buvo įrašyti žodžiai: O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Tuo pačiu metu Kotryna išgirdo balsą, sakantį jai: tebūnie pagal šį pavyzdį iškaldintas medalikėlis. Visi, kurie jį nešios, gaus didelių malonių. Labai daug malonių gaus tie, kurie jį su pasitikėjimu nešios ant kaklo. Po to medalikėlis atsisuko antrąją pusę. Šventa Kotryna pamatė M raidę, iškilusi ant kryžiaus. Po ja 2 širdis, Jėzaus širdis apvainikuota erškėčiais ir Marijos širdis perverta kalaviju. Visa tai supo 12 ovalu išsidėsčiusių žvaigždžių. Vėlesnio apsireiškimo metu Dievo motina pakartojo savo paliepimą iškaldinti medalikėlį. Rytojaus dieną šią viziją Kotryna papasakojo tik savo nuodėmklausiui kunigui Aladėliui ir niekam daugiau. Tačiau jis tame pasakojime įžvelgė tik apgaulę ir fantastiškas svajones. Pirmą kartą jis pranešė apie tai Paryžiaus arkivyskupai tik po 2 metų. Arkivyskupas tuoj pat suprato, kad čia kalbama ne apie melagingą iliuziją
Jis liepė komisijai kuo tiksliausiai ištirti apsireiškimą, o po to kuo greičiau iškaldinti medalikėlius ir juos platinti. Jau per pirmuosius 10 metų tais sunkiais laikais buvo iškaldinta ir išplatinta apie 80 milijonų medalikėlių. Netrukus šis medalikėlis, kurį bažnyčia patvirtino dėl jo tikrumo, buvo pripažintas visame pasaulyje. Šį medalikėlį patartina dovanoti visiems, nuo religijos nutolusiems ar pagundas prieš tikėjimą kenčiantiems ir pasimelsti už juos. Marija jau ne kartą suteikė atsivertimo malonę. O vienuolyne niekas ir nesužinojo, kad būtent kuklioji sesuo Kotryna buvo toji, kuriai pasirodė švenčiausio Dievo motina. Kotryna praleido likusius 45 savo gyvenimo metus atlikinėdama kasdieninius vienuolyno darbus. Ji buvo laiminga, kad jos ypatingosios malonės liko paslaptimi. Ir jos vienintelis rūpestis buvo tarnauti Dievui visa širdimi. Kotryna mirė 1876 metais. Popiežius Pijus XII 1947 metais paskelbė ją šventąja. Sodas pavadintos jaunos XIX amžiaus vienuolės vardu, kuriai, kaip sakoma, apsireiškė mergelė Marija, prižiūrinti sodą. Šiais laikais sodo lankytojai yra kur kas mažiau dvasingi, daugiausia paryžiečiai norintys atsipalaiduoti sode. Sodo vaismedžiai, vynmedžiais apaugusi pavėsinė ir daržas išliko laikui bėgant. Vasara tai patraukli vieta išvykai su draugais ar šeima, degintis ant pievelės arba pasivaikščioti kryžiaus kontūrų rodančių, kur kadaise stovėjo vienuolynas. Dievo motina išlaikė savo pažadą. Prisimenat, visi, kurie nešio šį medalikėlį, gaus didelių malonių. Jau pirmaisiais metais įvyko daugybė stebinančių atsivertimų, ligonių išgijimų. Daugelis sulaukė pagalbos pašaukimų šeimos ir sielovado sunkumuose bei visuose kūno ir sielos reikaluose. Todėl liaudyje medalikėliui prigijo stebuklingojo medalikėlio vardas. Vienas žymiausių stebuklų 1842 metais įvyko Romoje. Žydo Alfonso Razbonė, vėliau tapusio jėzuitų kunigo atsivertimas. Alfonsas buvo turtingas žydų bankininkas ir teisininkas. Labai nekentė katalikybės, bet draugo buvo šiaip netaip įkalbėtas panešioti šį medalikėlį. Vėliau Marija apsireiškė Alfonsui Ratisbonui, kuris ruošdamasis draugo laidotuvėms užėjo į švenčiausios Adriejaus Delefrate bažnyčią. Išgyveno stebuklingo medalikėlio Marijos regėjimą ir tą pačią akimirką atsivertė, tapo tikinčiu, buvo pakrikštytas ir netrukus įšventintas jėzuitų kunigu. Va ką daro stebuklingasis Marijos medalikėlis. Na, o dabar plačiau susipažinkime, ką reiškia medalikėlio simboliai. Pirmiausia, apžiūrėkime priekinę medalikėlio pusę. Čia matome
Dievo motina, apsupta aplink įrašytos ir gerai žinomos maldos. O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Pradėta be nuodėmės, taip dažnai vadinama nekaltai pradėtoji, reiškia, kad ji nuo pat pradžių yra pilna malonės, ji kupina visokiausių, ypač motiniškų malonių, palankumo, švelnumo, dvasinės šilumos, gailestingumo, supratimo ir kilnumo. Žiūrėkime toliau. Matot, Marija stovi ant žemės rutulio, ant pasaulio, o po jos kojomis besirangantis žaltys, velnias siekiantis viešpatauti. Tai gėrio ir blogio susidūrimas, velnio pasaulis, tamsos ir nešlovės pasaulis. Marijos pasaulis, šviesos ir malonių pasaulis. Tačiau Marijai priklauso pergalė, laimėta Kristaus pasaulio šviesos. Taigi, matome Kristaus šviesą ir malonę sklindančią iš jos rankų. Ir tie, kurie pasirenka malonę, o ne tamsą, kreipiasi ją pagalbos. Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Na kągi, susipažinom su pirmąją medalikėlio pusę, o dabar žiūrime antrą medalikėlio pusę, ką mes matome. Kitoje medalikėlio pusėje matome didžiąją M raidę su kryžiumi virš jos. M reiškia Mariją ir motiną, kuri iš tiesų yra Dievo tautos motina. Tautos sukurtos 12 apaštalų, kuriuos žymi 12 žvaigždžių išdėstytų ratu. Ši tauta, katalikų bažnyčia, išmoko gręžtis į savo motiną, žinodama, kad jis savo motinišku gailestingumu ir meile išklausys jos maldas. Po M raidę jūs matote dvi širdis – Jėzaus ir Marijos. Dievo skelbiama žinia Marijai yra pilna skausmo, tavo pačios širdis pervers kalavijas. Lygiai taip pat, kaip ir jo sūnaus širdį pervers kareivio ietis. Dviejų širdžių atvaizdas – tai Dievo meilės priminimas mums. Motina ir sūnus sujungti atpirkimo darbe. Tuomet, kai Kristus aukoja save ant kryžiaus, Marija stovi po jo kryžiumi, nuolankiame tikėjime jungdamasi su jo auka, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Tokiu būdu medalikėlis tampa bažnyčios mokymo apie Dievo motiną apibendrinimu, taip pat pasiuntinybė kiekvienam iš mūsų. Na kągi, pažiūrėkime, kokia medalikėlio dvasinė reikšmė. Šis medalikėlis yra neprietaringas amuletas ar sėkmės talismanas. Jis yra sakramentalija turinti stebuklingą galią, kuris remiasi užtariančia bažnyčios malda. Kiekvieno žmogaus pasitikėjimu ir ypač nekaltosios mergelės Marijų pranašingų pažadų bei jos galia. Tai nieko panašaus į prietaringų burtų galę. Jis yra Marijos motiniškos širdies dovana žmonijai, kaip ir žaliasis škaplierius. Per juos abu Marijos nesuteptosios širdies meilė ir galybė ypatingų būdu paskelbta visam pasauliui, kad būtų išgelbėtos
milijonų žmonių sielos. Todėl prašome ir jūs sekite Dievo motiną. Pagarbiai nešiokite šį medalikėlį, platinkite jį kur tik galite, ypač dabartiniais, pilnais pavojų mūsų laikais. Dievo motina motiniškai palaimins jūsų tikėjimą ir apaštalavimą. O dabar susimastykime dar apie vieną mažo apsireiškimo detalę. Prisimenat brangakmeniai, iš kurių spinduliai nesklinda? Yra malonės, kurių žmonės neprašo dėl savo apsileidimo. Taigi tas, kuris trokšta tų malonių gauti, privalo jų prašyti. Mes negauname tų malonių, nes neprašome ar užmirštame jų prašyti. Užmirštame kreiptis į Dievo motiną. Ji duoda mums pamokymą ir primena tai, ką jos sūnus mokė Evangelijoje. Prašykite ir gausite. Švenčiausiai Marija nori, kad mes jos prašytume. Įvykdę tą sąlygą, mes jai tarpininkaujant gausim malonių. Lygiai taip pat ji nori, kad mes nešiotume šį medalikėlį ant kaklo. Visur ir visada. Tuomet prašykime, kad ji per savo rankas mums gausiai suteiktų visų mums reikalingų malonių. Melskime savo patiems tobulo atsivertimo, kad gyventume vien Dievui. Melskime nuolankumo, kad iš meilės Kristui neštume savo kryžių. Melskime atsivertimo visiems tiems, kurie šalinasi Dievo arba jo nekenčia. Tiems, kurie neskuba į Marijos prieglobstį. Melskime, kad visos širdis išmoktų melstis ir mylėti ir taip surastų ramybę. Melskime, kad Marija taptų visų širdžių karalienė, kad per ją ateitų Kristaus karalystė. Prašykime malonės visą gyvenimą būti kaip švenčiausia Marija, nuolankiais, ištikimais, su didelė meile atliekant savo kasdieninio gyvenimo pareigas, kad tobulai įvykdytume misiją, kurią gerasis Dievas skyrė kiekvienam iš mūsų. Sekime šventos Kotrynos pavyzdžiu, pradedant kiekvieną veiksmą imti pavyzdį iš Marijos. Šventoji gerai suprato ir paliudijo, kaip malonu melsti, prašyti švenčiausią mergelę ir kokie ji dosni tiems, kurie ją meldžiasi, kiek malonių ji teikia tiems, kurie jų prašo ir kokį džiaugsmą ji patiria jas dalydama. Dievo motinos globa pasiekia net tolimiausias šalis. Jos malda yra visagali. Ji gali pagydyti, atversti, nukreipti karo baisumus, visokias negandas, apsaugoti nuo bet kokių pavojų. Tuomet, kai Dievo motina bus gerbiama kaip visatos karalienė, įsivaizduos taika, sakė šventoji Kotryna Labura. Ir dar noriu truputį pridurti, juk visi mes savo gyvenimo kelyje vienaip ar kitaip susidurime su kančia. Kančios metu mums sunku pripažinti, kad Dievas yra mylintis tėvas. Bet stebuklingasis medalikėlis ragina mus pažvelgti gyvenimą naujai ir priimti
Dievo motinos teikiamą globą bei padrąsinimą. Tai priminimas mums, kad Dievo motina, pasak popiežiaus Pauliaus VI, yra tikroji viltis, dažnai susirūpinusiems, abejojantiems, pasimetusiems, mirties paslapties akivaizdoje, prispaustiems vienatvės, persekiojamiems nuobodulio. Dievo motina padės išsklaidyti mūsų tamsą, nes ji davė mums tą, kuris yra pasaulio šviesa. Lapkričio 28 dieną minime Kotryną Laburietę, todėl kreipkimės į ją malda. O dabar visi draugiškai kreipkimės į šventą Kotryną Labur. Gerbiamoji šventa Kotryna Labur, stebuklingoji mergelė stebuklingojo medalio, šiandien kreipiamės į Jus su tikėjimu ir pasitikėjimu. Jūsų gyvenimas buvo paženklintas atsidavimu mergeliai Marijai ir gilia meile vargšams. Jūs nenuilstamai dirbote, kad tarnautumėte atstumtiesiems ir suteiktumėte vilties bei paguodos tiems, kuriems jos reikia. Jūsų užtarimu prašome malonių, kurį mums reikia tikėjimo, vilties ir meilės augimui. Padėk mums gyventi atsidavus mergeliai Marijai ir sekti jos nuolankumo, tyrumo ir paklusnumo dorybės. Tegul mums taip pat sujaudina jūsų užuojauta vargšams ir įkvėpkite nenuilstamai dirbti, kad suteiktų paguodą ir viltį tiems, kuriems jos reikia. Jūsų užtarimu prašome ligonių išgydymo, kenčiančiųjų paguodos ir pažeidžiamų apsaugos. Meldžiamės Jėzaus vardu, kuris gyvena ir viešpatauja su Tėvu ir šventąja dvasia, vienu Dievu per amžių amžius. Amen. O dabar noriu jums papasakoti, kaip Kotryna meldėsi, kaip ji kalbėjo su Dievu. Jo žodžiai: kai einu į koplyčią, atsiduriu mūsų gerojo viešpaties akivaizdoje ir sakau jam: Viešpatie, aš čia, pasakyk man, ką norėtum, kad aš daryčiau. Jei jis duoda man kokią nors užduotį, esu patenkinta ir jam dėkoju. Jei jis man nieko neduoda, aš vis tiek jam dėkoju, nes aš nenusipelniau gauti nieko daugiau. Ir tada aš sakau Dievui viską, kas yra mano širdyje. Aš pasakoju jam apie savo skausmus ir džiaugsmus, o tada klausau. Jei klausysi, Dievas taip pat kalbės tau, nes su geruoju viešpačiu turi ir kalbėti, ir klausyti. Dievas visada kalba su tavimi, kai tu artinasi prie jo aiškiai ir paprastai. Brangieji, leiskime Dievui taip su mumis kalbėti. Medalikėlis veikia labai, kai kalbame noveną. Novena tai yra tokia malda, kuri kalbama 9 dienas. Ir dar yra įvairių maldų. Yra Kotrynos litanija. Jeigu jums įdomu tos maldos, jūs parašykite man asmeniškai, aš jums atsiųsiu šis maldas. Visiems linkiu sėkmės ir Dievo palaimos. Ir leiskime Dievui kalbėti su mumis.